Mhm. Pradedu įrašymą. Šiandien žiūrėsim berniuką Ilį, kaip jisai atsiskyrė nuo mamos, nuo tėvų labirinto, nes mes dar 12 metų, dabar jam 13. Šiaip labai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip jam tai pavyko padaryti. Ok. Skaičiuoju iki 3, pasiprašysi leidimo, pasijungsi. 1, 2, 3. Iš karto jaučiasi pasimetimas. Mhm. Matau už jo nugaros stovintį juodą siluetą. Mhm. Ir to siluetų jungtis yra į galvą. Galva tokia tamsesnė negu jo pats eterinis kūnas. Aš pasiprašau leidimo. Sutikimą gaunu. Gerai, tas siluetas norėjau paklausti, ar jisai ateina iš aplinkos, ar čia jau yra jo? Aš iš aplinkos ateina, bet jisai labai prisileidžia, jį nėra apsaugos, nemokėjimo apsisaugoti nuo jo įtakos. Ir aš kaip prie berniuko prisijungiu, aš jaučiu tokį pagalbos šauksmą, tokio pasimetimo, nežinojimą, ką daryti ir jaučiasi tokia, daugiau negaliu kito žodžio paimti kaip pasimetimas, nežinomybė. Širdis kažkokia yra prislopinta. Berniukas, matau, bando kurtis labirintą, bet jam nelabai sekasi to žinojimo, kažkokio suvokimo neteina, kuris yra blokuojamas šitos juodo silueto. Palauk, aš pažįstu, kas tas siluetas. Jis jaučiasi matricos programa, bet daugiau man eina demono, kaip kokia būtų demonizuota siela. Tokia kaip jungtis ateinanti, tai nėra klasterio demonas, atrodo, kad iš aplinkos prisijungusi, kaip Peteris yra toksai pilnas dabar visko, tai tos demoniškos sielos, jos, kurios įstrigusios yra čia pas mus, ieškančios maisto, sugebėjo prisijungti prie berniuko. Man ateina per sapnus neramus miegas, astralas yra puolamas. Klausyk, kiek tas demonas, net demonas, o šita apsėsta siela yra prie jo? Neteina, kad ilgai. Man net neteina, kad metų, man daugiau eina mėnesis. Toks mažas skaičius. Žiūrėk, pasakysiu vieną tokį dalyką. Šiandien mama pridėjo informaciją, kad prieš savaitę atsirado jo biologinis tėvas, pradėjo rašinėti sūnui. Ilis sakė, kad jau per vėlu ir nenori su juo bendrauti. Aš tėvą matau kaip su demonu. O jis dar pasakė, kad yra spiritual healer dabar. Įdomu, ar čia atsirado, kad sūnui triggerinti prieš seansą ar kaip? Kai tu pasakėjai apie tą tėtį ir toksai perėjo man per kairę pusę šiurpas nuo galvos iki pusę. Kur čia ir širdis yra, sakau, prislopinta širdis. Taip, čia yra kaip triggeris berniukui, tam, kad galėtų jį pagauti, nes jisai yra atsijungęs jau nuo labirinto ir galima jį paveikti. Bet tas įdomiai, kad šito demono aš nematau klasterių, tai matytas tėtis irgi yra pasigavęs jį kažkur šitame gyvenime, nes tai nėra klasterių programa, tai yra iš aplinkos ateinanti. Jisai biologinis tėvas, matai, jisai kaip ir priklauso tam klasteriui visam, ne? Nes jisai, kad ir negyvena kartu, dalis vis tiek yra jo. Taip. Bet aš nepamenu, ar jis išėjo iš klasterių savo ar ne, bet turbūt išėjo. Tai kaip ir nebe iš klasterių jau. Galėtų ir tėvas tas būti. Gali, taip. Man ateina kaip tėvo šitą pusę.
Jo, bet ne tas demonizuota siela, ne? Demonizuota siela ateinanti yra, va, trigeris yra tėtis, o pasinaudojusi tėtės tuo kaip vaidmeniu, šitą sielą prisijungia. Tai realiai, nesvarbu, kad tėvas parašė prieš savaitę, turbūt jis jau rezgė šitą mintį anksčiau. Pasąmoniniam lygmenį, jisai jau, kaip sakant, tą energetinę giją nutiesęs buvo senai. Spiritual healer su demonu. Nu va, super. Visas paketas, ne? Gerai, kas dar yra? Galvoje sakai, vat yra kas? Patamsėjimas nuo šito demono yra jungtis. Tai yra tokios negatyvios mintys, emocinis kūnas yra per mintis, yra darkomas toksai, kad vat, ir meta tą, nežinau, tokį pasimetimą, tai tas pasimetimas irgi tikriausiai, nors mintys yra, kad nenoriu su tėvu bendrauti, bet tai vis tiek veikia emocinį kūną, nes vaikas dar nėra toksai subrendęs, kad jisai mokėtų valdyti savo emocijas kaip tokias, kad iš tos stipriausios pusės. Gerai, ar yra kažkokie tai kiti implantai, prisijungimai, leidimai, kontraktai? Tuoj. Ne, aš tokių nematau. Man tik, ką išvardinau, tas labiausiai akcentuojasi, bet tas labirintas irgi, jisai, ne jo kuriamas asmeninis. Gerai, paskaitysiu čia dabar problemas, nors tos problemos aš matau, kad yra senos, tai perėjusios problemos į fizinį kūną, jos ten ir yra, jų eteriškai išimti negalima, bet jeigu kažką pamatysi eteriniam lygmenį, let me know. Taip, pastoviai šlapios prakaituotos rankos, ar yra kažkas eteriniam lauke, kokia informacija? Ne, tai yra emocinio kūno sutrikimas. Negali pirštais liesti popieriaus, jam šlykštu. Tai yra emocinis kūnas. Ant pėdų vis atsiranda raudonas dėmes. Ne, to eteriškai nematau, kažkas fiziniam plane yra. Neaugas svoris, virškinimo problemos, darytas alergijos testas ir alergiškas beveik visom žolėm, gėlėm, todėl nenori šiltų metų lysti lauką, nes vis čiaudo. Jau čia fizinis lygmuo eteriškai nematau. Vimdo važiuojant automobiliu. Emocinis. Oi, tai pasi emocinis kūnas, ne, išdarkytas gerokai. Taip. Taip, mažiau pykčio iš jo pusės po valymo, bet ne taip greitai susierzina. Mama kalba su juo apie sąmoningumą, visai eina į gamtą, vakarais aš jam paduodu burbuliuką, kaip apsivalyti. O žiūrėk dabar, jisai kažkiek tai valosi? Kaip tu matai šitą? Taip, kiek jo tas sąmoninis lygmuo leidžia, taip jisai valosi. Tik, sakau, yra tas jo pasimetimas, tas jam trukdo daryti tą 100%. Supratau. Gerai. Perduoktų jam informacinį burbuliuką su antivirusinėm. Kiek mes turim paturbintojų nuo to laiko, kai jisai valėsi. Jisai susikuria savo, kuri yra reikalinga jam asmeniškai. Integruojasi, aktyvuojasi. Taip. Programos su
nyko, dabar kraują ir skysčius perkošti. Dabar, kai jisai košiasi, matau, kad iš kraujo išeina tokie kaip nešvarumai. Išmeta į portalą. Kaip pas jį vėl taip greitai užsiteršia kraujas nuo sensų. Tam greitai to ilgam, kaip čia pasakyti, jeigu yra tik tais kažkokia tai jungtis prie matricos, iš karto galima per eterinį kūną, jeigu dar ypatingai emocijos yra žemose vibracijose, labai lengva paleisti programytės. Supratau. Gerai. Tai išsivalė, ne, kraujas ir skysčiai. Dabar tegul jisai emocinį savo, palauk, čia ant galo paliksiu. Šita demonizuota siela, ją reikia išmesti portalą. Palauk, siela ten yra užgrobta. Taip. Reikia atskirti ją nuo demono. Burbuliuką mes. Jo jaučiu pagalbos šauksmą tokios kančios iš tos sielos einančią. Vat ta siela su tuo demonu tai yra ilgai. O kaip mes nematėm per sensą? Ne, tai čia nėra, ta prasme... aplamai, ne ta siela įstrigusi. Pati siela įstrigusi su demonu. Nieko savo, Perduok burbuliuką ir su informacija, kaip atsijungti nuo šito demono jai. Kažkokia rožinė spalva iš jo šviečia. Moteriška energetika? Aha. Man irgi tas pats. Suicide, nusižudžiusi kažkokia siela. Nesena, apie 25-6 metai eina. Didžiulis skausmas širdies. Ir už tai va šita siela, jinai kažkaip jį trigerina irgi perduoda kažkokį informacinį lauką nuo savęs jinai. Per širdį. Taip. Aš net matau, kad ta siela gavus informacinį burbuliuką, toksai kaip bandytum atplėšti, tokie kaip būna lipukai vienas prie kitą, vat kaip sportbačių tokie lipuškės, kur būna, ir jeigu tokie kaip atlipinti, tai taip stengiasi atsilipinti. Atrodo, net istorija visai eina šitos sielos, tos paskutinė istorija, to informacinio lauko. Aš jai duodu tą burbuliuką, kad jinai pasikeltų savo vibracijas į tą laimingą kažkokį tai laikotarpį, o ne toje jau savižudybės momente. Ir ryškėja, ta tokia rūžava pereina į tokią šviesą ir tokia išviesėja ir atsiskirdama vis tokia staigiai dingsta, tokia kaip atsiplėšia ir dingsta. O šitas juodumas, tas demonas, jisai toksai, kaip sakyčiau... Portalą jį reikia išmesti. Bet toks pyktis iš jo eina. Jis toks kaip derva prilimpa. Neišmetame į portalą. Bet jis kažkoks pats užsikrėtęs, kažkoks programų pas jį irgi yra kažkaip keista, demoniškas. Tai sakau, kad matricų, iš matricos eina ir tokia. Taip, atrodo, blegų valdomas jisai pats yra. Oi, tu, kiek čia yra visokių skirtingų, ne? Dabar taip, šitas išėjo galvoje. Pažiūrėkit. Nusėmė ir va kaip jisai išėjo, berniukas pakėlė galvą, jisai buvo, atrodo, kad visą laiką, kai eina, tai į žemę žiūrintis toksai. Ir kai jisai išsimetė, jisai taip pakėlė galvą į viršų, tiesiai mane žiūri. Gerai, ir dabar jam reikia susitvarkyti širdį. Jisai nusikerta tą jungtį. Ir užsideda apsauginę sieną nuo tėvo. Jisai gali bendrauti su juo, ta prasme, su biologiniais tėvais, ta prasme, nieko nereikia, tiesiog, kaip čia pasakyti,
Reikia Emocinį ryšį. bendrauti, taip, bet emocinį ryšį reikia, nes kiekvienas, kaip pasakyti, biologinis tėvas, koks jis bebūtų, jisai turi tam tikrą informaciją, kas galėtų, ką galėtume savo nepriderinti. Nu, bet tai čia emocijas reikėtų išjungti, bet mažiukas jis dar yra, va tas ir yra. Nu, atsijungia? Taip. Gerai. Dabar šitaip, labirintas. Išmeta šitą, nes sako, nesigavo. Aha, dabar susikūrė tegul pagal save. Prie tavęs, pažiūrėk, kad viskas būtų tvarkoje. Išima sunaikina leidimą, nes aš matau, atsakau, per astralą kažkaip pas jį puolimas vyksta. Sunaikina leidimą, maldininkai buvo, išmeta į portalą ir susikūrė naujas man toks ateina kaip konstrukcija, konstruktorius toksai, vat, kūryba. Prisideda burbuliukų, antivirusinė, apsaugą užsideda dronus, pasikelia ir įsideda antrąją širdį į labirintą, kad kai jau bus pasiruošusi, pasąmonė su sąmonė bendradarbiaus, tada jie aktyvuosis. Gerai, susitvarko emocinį kūną. Duoda burbuliuką šiam. Aha, iš savęs tokį kaip išaugina tokį emocinio kūno, net kartu su apsauga tokia šviesa aplink jį. Daug tu jam informacijos burbuliuką apie emocijų paleidimus? Aha, daviau. Taip. Gerai. Ką čia dar galim pažiūrėti? Čakras pažiūrėk. Čakrų veikla. Ir archyvus dar. Čakrus gražiai veikia. Žmogaus dalis grįžus į tą pozityvę originalią padėtį. Prie archyvų yra, man tokia informacija ateina, kad tokia kaip žodis iliuzija. Prie archyvų? Aha. Kuria prasme iliuzija? Jisai padarė savo archyvus kaip iliuziją kitiems. Ai, supratau, tai čia tokia apsauga. Aha, aš net girdžiu tokia, aš nežinau, kaip šitame gyvenime jam aktyvavosi šitą informaciją, bet man ateina, kad jisai tokias galėtų kurti istorijas, tokias fantastinės, kurie nėra jo dabartiniam gyvenime atsitikę, bet jisai iš savo archyvų ima šitą informaciją ir pasakoja taip, kaip kokias nutikimus, tokias istorijas. Man netgi išmeta tokią reinkarnaciją, kur jisai rašydavo knygas kaip fantastinės istorijas. Bet tai yra jų archyvų medžiaga. Iliuzija kaip iliuzionistas, netgi sakyčiau, kaip magas, rodantis žmonėm nebūtus dalykus. Vat gal taip, kuris sudomina tais kažkokia tai stebuklais, va taip. Palauk, o ne jisai kažkas susijęs su magija buvo anksčiau, ar ne? Maišau aš. Aš nežinau. Neatsimenu, aš irgi. Kažkoks berniukas buvo, kad susiję buvo su magija. Man jisai tiesiog rodo tokį kaip kiaušinį ir jisai sumaišo tokį rankų judesiai ir rodo delną jau tuščią, kaip moka jisai pakavoti kažką, tokia iliuzija, bet daugiau irgi eina viena šalia kitos tokia, kaip sakau, knygos su iliuzija, tokia ne su iliuzija, bet galima tai pavadinti, bet tokiom istorijom, kur žmogus priima kaip fantastiką, kaip nebūtus dalykus, bet tai yra jo archyvų medžiaga, kuris yra patyręs tuos dalykus ir man net ateina, kad kaip per sapnus jam ateina šitie filmukai, ateina, negaliu pasakyti šito, nes šiuo metu mačiau, kad kol kas atakos jam buvo. Bet turėtų pradėti atsidarinėti jam viskas. O koks jam geriausias yra būdas tokių metų, kaip jam su emocijom dirbti? Arba kaip mama jį turėtų natūraliau nukreipti ant to paleidimo emocijų?
Man jisai sako, kad bent jau išklausyti ir nebandyti sutvarkyti, o išklausyti neklausomą. Nu, bando, pavyzdžiui, yra didelis toksai meškos paslauga vaikui, kai vaikas ateina su savo problema, pavyzdžiui, kažkas nepatiko mokykloje, tarkim, draugas pasielgė neteisingai ir ateina vaikas skūstis. Ir tada tėvai bando jį, nekreip dėmesio, nieko tokio, tai gali jisai ten tą. Ir tada vaikas lieka toksai kaip nesuprastas, nors mes atrodo norim pataisyti, pakelti vaikui nuotaiką, bet iš kitos pusės mes jam uždarom tą tokį, kad, neleidžiam išjausti to jausmo. Tai aš nesakau, kad būtent Ilija tasai, bet man jisai tą informaciją duoda, kad tiesiog paklausyti, aha, ojojoj, bent jau, prasme, aš čia su šypsenėlė sakau, ar ne tokia, bet leisti vaikui išklausyti, o tai kaip tu Išsakyti jautiesi. Emocijas, ne? Jo, o kaip tu jautiesi, kaip stagnuotų viduje. Taip, ir paklausti, pavyzdžiui, jeigu draugas, ir nors tu matai, kad iš tikrųjų vaiko kaltė, ar ne, buvo, tarkim, bet nesvarbu neparodyti jam, kad tai yra jo kaltė, bet o kaip tu jautiesi, o kaip tu galvoji, kodėl jis tai pasielgė. Ta prasme, klausinėti vaiką, kad jisai pats išsisakyti, bet nesakyti kaip tiesos, kaip argumentų kažkokio, tiesiog leisti jam pasakyti tą visą. Žodžiu, nesikišti į tą, neduoti atsakymų jam, ne, duoti jam pačiam spręsti. Nebandyti išspręsti problemų, nes jeigu mes jau dabar vaikam mažiem bandome spręsti jų problemas, jie tiesiog nebemokės girdėti savęs ir tas problemas patys įsispręsti, nes jiems bus visada tokios kaip ir... Taip. Žodžiu, supratau. Tikiausiai supratot. Taip. Vat už tai ir skaitosi tas paauglystės metas, ne, va dabar būtent 13-14 tas sunkus perėjimas, už tai, kad jie atsiskiria yra nuo tėvų labirinto ir jie turi išmokti patys gyventi. Tai vat ką mes tėvai galim padaryti, tai padėti jiems, bet negyventi už juos. Būti šalia, kai jiems reikia. Taip, ir viskas. Ok, kaip ir viskas, ne? Aš tik noriu įvardinti, nors jisai padarė, bet aš noriu įvardinti, kad mama žinotų, kad girdėtų, kad jisai susitvarko astralą, pasidaro tą jungtį į tikrąjį astralą, ne į tą kino salę ir pasideda labai daug apsaugų, jisai tokias netgi pats, kadangi jisai moka tą iliuziją atskirti nuo realybės, jisai turi ir savo tokią programą atskiriančią tai, kad tu matytum tą užslėptą programą, ar ne? Ta prasme, užslėptą tą patį veiksmą. Jis dar nejolės sakinius turi vis tiek. Taip, bet jis ir savo kažkokį tai atsidaręs yra archyvą, nes iliuzionistai parodo žmogui tą nematomą dalį, kur apgauna protą, ar ne? Taip, bet tu turi žinoti, kaip tą protą apgauti, tai jisai tą tokį backgroundą žino, kaip tą padaryti ir pat šitą tą programą iš tikrųjų tai suformuoja kaip rutuliuką informaciniai ir išmeta globaliai su užraktuku, tai yra labai gera programa, tai yra ne tik tais matyti tą patį vaizdą per protą, bet ir matyti to vaizdo užslėptą tą pusę, kur yra nematoma. Pasileidžia antivirusinę ant pinigų matricos, aktyvuoja išpernojo skaitmeninę, kažkokias tai jungtis daro. Jam netgi, sakau, artima labai konstrukcija, tokios konstrukcijos dalys. Aš negaliu pasakyti, kaip tas matosi fiziniam lygmenyje dabar šitame gyvenime, bet eina tokia kaip statymas, konstravimas. Tuoj pažiūriu, jungtys nukirstos. Eterinis kūnas atrodo gražiai, emocinis kūnas taip pat. Nes aš tai matau, kad viskas sutvarkyta, tik tai, žinai, kai neįgarsini, galvoja nepadaryta. Jo. Taip. Viskas iš mano pusės. Nu va, sėkmės. Ilijas, koks vardas, ne? Ilijas, gražus vardas. Ir mamai kantrybės. Iki.